Labą dieną visiems. Pradedame Skaidrumo akademijos mokytojams renginį. Šiandienos mūsų tema – vidinė atsakomybė. Kasgi lemia mūsų pasirinkimus. Na ir kaip galėjote matyti, programoje renginio tikrai šiandien turėsime 4 pranešimus, pačius įvairiausius. Tikrai labai džiaugiamės, kad bus ir mokinukų darbų, ir mokytoja iš Gargždų Minijos progimnazijos Rūta Tamošaitienė pristatys mum, kaipgi moksleiviai kuria savo darbelius. Labai džiaugiamės, kad šiandien pas mus renginyje ypatingas svečias, tai yra daktarė Sigita Šilingaitė, Lietuvos etikos mokytojų asociacijos pirmininkė ir VDU švietimo akademijos vyrlektorė, kuri taip pat skaitys pranešimą. Taip pat išklausysite ir mano pranešimą apie elgesio spąstus ir apie tai, kasgi kartais lemia mūsų pasirinkimus. Na ir, kaip žinote, programoje taip pat yra įtrauktas ir mano kolegės Dainos Paštolienės pranešimas Skaidrumą kūrėme kartu. Taigi, artėja konkursas, kuris jau įsibėgėjo, kasmetinis mūsų tradicinis nacionalinis mokinių konkursas skirtas antikorupcijos dienai ir mano kolegė tikrai pristatys plačiau informaciją apie šį konkursą. Na ir renginio pabaigoje, kur planuojame tikrai neužtrukti ilgiau kaip iki 16 valandos, bus klausimų atsakymų sesija, kada bus įjungti mikrofonai ir jūs galėsite rūpimus klausimus užduoti. Na tai tikrai ačiū, kad gausiai įjungėtės į Skaidrumo akademijos renginius, kad jums rūpi antikorupcinio sąmoningumo ugdymas ir žinoma, kad integruojate tam tikrus dalykus į savo mokamąjį dalyką ir mokote mokinius skaidrumo, sąžiningumo, kalbame apie tai. Tai iš tiesų tariame jums nuoširdų ačiū. Na ir ką, ir pradedame renginį. O pirmasis mūsų pristatymas vadinasi Pergalė, kuris skaudina. Tai iš tiesų praeitų metų Skaidrumo akademijos, tai yra Skaidrumą kūrėme kartu konkurso, vienas iš darbų, kuris tikrai sulaukė irgi ganėtinai aukšto įvertinimo ir pabandysime dabar paleisti filmuką, kuris ir parodys mokinių darbą, kaip jie mums sukūrė šitą dalyką. Tai labai prašyčiau savo kolegės bendrinti ekraną ir pasiklausom 3 minutes. Kodėl nedžiugina nesąžiningai pasiektas tikslas? Pergalė, kuris skaudina. Mokykloje vyko ilgai laukiamas talentų konkursas. Salė buvo pilna mokinių, mokytojų ir tėvų. Visi laukė įspūdingų pasirodymų. Tarp dalyvių buvo Renaldas, 6 klasės mokinys, kuris grojo pianinu. Jis nebuvo pats talentingiausias muzikantas, bet labai stengėsi, nes norėjo padaryti įspūdį draugams ir parodyti savo užsispyrimą. Tačiau Renaldo tėvai nenorėjo rizikuoti. Jiems atrodė, kad jų sūnus privalo laimėti, nes tai būtų puikus pasiekimas, kuriuo galėtų pasigirti draugams. Dieną prieš konkursą jie slapta su Renaldo žinia kreipėsi į konkurso vertintojus, 2 mokytojus ir bendruomenės atstovą. Jie subtiliai užsiminė apie rėmimą mokyklos projektams ir pasiūlė mažą padėką, jei Renaldas užimtų 1 vietą. Vertintojai nenorėjo, bet spaudimo neatlaikė. Kitą dieną Renaldas pasirodė. Jo pasirodymas buvo geras, bet aiškiai buvo ir talentingesnių dalyvių. Viena mergaitė atliko sudėtingą dainą, o kitas berniukas pribloškė visus savo gimnastiniais triukais. Tačiau, kai atėjo metas skelbti nugalėtoją, Renaldo vardas nuskambėjo pirmas. Jis laimėjo. Renaldas girdėjo užkulisiuose šnabždesius. Aišku, kad papirko. Po nugalėtojo paskelbimo berniukas tikėjosi pasijusti nugalėtoju ir vertu 1 vietos, tačiau tai neįvyko. Renaldas jautėsi siaubingai, lyg kažkas po truputėlį graužtų jį iš vidaus. Jis suprato, kad nepelnytai atėmė pergalę iš kitų. Kitą dieną, mokykloje per rytinį susirinkimą, Renaldas paprašė žodžio. Noriu atsiprašyti.
Aš laimėjau konkursą, bet tikrai žinau, kad kiti buvo geresni. Tikiuosi, kad mokykla surengs kitą konkursą, kuriame viskas bus teisinga. Renaldo žodžiai palėtė visus. Mokyklos administracija nusprendė iš naujo įvertinti rezultatus, o Renaldas tapo pavyzdžiu, kaip svarbu pripažinti savo klaidas ir siekti sąžiningumo. Nors nebuvo lengva, Renaldas pelnė draugų pagarbą, o tėvai išmoko vertinti savo sūnaus pastangas be manipulacijų. Nesąžiningai pasiektas tikslas praranda vertę, nes tikrosios pergalės džiaugsmas slypi pastangose, sąžiningume ir vidiniame pasididžiavime. Pabaiga. Ačiū labai. Tikrai matote, kaip mokiniai puikiai gali kurti įvairias priemones. Ir dabar labai kviečiu įsijungti mikrofoną ir kamerą šių mokinių mokytoją, Gargždų Minijos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Rūta. Matom, kad jūsų mikrofonas įjungtas, galbūt ir kamerą galėtumėt įsijungti, nes prieš tai mačiau, puikiai buvo. Labą dieną, kamera lyg ir įjungta, nes aš save tai matau gerai. Va, jau dabar matome ir mes. Tai Rūta, klausėme jūsų. Truputėlį papasakokite, o kaipgi pavyko įkalbinti mokytojus, kasgi sukūrė tokį scenarijų puikų ir kaip čia viskas vyko? Tai laba diena dar kartą, labai smagu, kad praėjusiais metais mūsų su mokiniais sukurtas filmukas apie skaidrumą ir sąžiningumą yra vis dar aktualus ir rodomas. Na, atlikti šį darbą tikrai nebuvo sudėtinga dėl to, kad mano jau dabar buvę auklėtiniai, su kuriais dirbu, tikrai labai smalsūs, žingeidūs, kūrybingi, labai protingi vaikai. Na ir tų idėjų mes turėjome tikrai ne vieną, bet prisipažinsiu, kad galutinę pasiūliau aš kaip literatūros mokytoja, nes ji man kilo tiesiog iš paprasčiausiai ugdymo programos, nes mes su 5 klasės mokiniais kaip tik per literatūros pamokas ir nagrinėjame ir skaitome bežodės knygas. Tai kilo tokia mintis, kodėlgi 8-okai negalėtų taip pat sukurti bežodę knygą filmuką. Na ir tikslas buvo, kad šita knyga ir šitas filmukas būtų universalus ir suprantamas visiems, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus ar netgi jo kalbos. Na ir aišku, greitai kibome į darbus, kadangi visi yra labai kūrybingi, kaip ir sakiau, vieni piešė, kiti kūrė tekstą, galiausiai reikėjo įgarsinti, tai reikėjo ir aparatūros, viską reikėjo atsinešti į mokyklą. Na ir šita dalis turbūt buvo pati linksmiausia, nes reikėjo vis kartoti ir kartoti ne vieną kartą, kol rezultatas džiugino visus komandos narius. Na ir žinoma, jautėsi visi labai svarbus, labai visi laimingi, nes prisidėjo prie bendro rezultato. Na ir aišku, kai jau sužinojome, kad tikrai esame, tokioje, sakyčiau, pakankamai aukštoje vietoje, tai tikrai tas rezultatas labai nudžiugino. Na ir aš manau, kad tikrai tai yra, tokia puikia patirtis ne tik mokiniams, bet ir man kaip ir mokytojai, kaip auklėtojai. Na ir mokiniai, aišku, įgijo kas be ko bendradarbiavimo, kūrybiškumo, atsakomybės, sąžiningumo įgūdžių, išmoko, kad skaidrumas prasideda nuo mažų ir labai kasdieniškų dalykų. Tai sakyčiau, kad darbelis praėjo labai lengvai ir su didžiuliu noru. Ačiū. Ačiū labai Jums, mokytoja. Ir štai puikus pavyzdys mūsų renginio atidarimas. Iš tiesų, kaip galime mes puikiai integruoti ir lietuvių kalbą, nors atrodytų, kad iš pirmo žvilgsnio dažniausiai pilietinis ugdymas, istorija, galbūt etikos dalykai labiausiai pasiduoda tam antikorupciniam sąžiningumo, skaidrumo ugdymui, bet mokytoja tikrai dėkojam, kad Jūs nepagailėjot savo laiko ir, kaip sakėt, matyti ir mokiniams tikrai tas darbas buvo naudingas. Na, o susipažinti su šituo darbu, aš tikrai dar į pokalbių skiltį mes patalpinsime tuoj pat ir mokinukų to filmuko nuorodą. Mokytojus turbūt neprieštarausite, kad mokytojai galėtų pasisemti tų žinių ir galbūt padiskutuoti kartais per pamoką su mokiniais būtent šitą temą. Tai tikrai ačiū Jums, linkime sėkmės ir kviečiame ir šiais mokslo metais dalyvauti konkurse Skaidrumą kuriame kartu.
Galbūt kažkas turite klausimų, tai mielai tikrai galite parašyti į pokalbį skiltį. Aš tikrai matau, dabar atsidariau pokalbį skiltį ir matau, kad prašoma įjungti gestų kalbos vertėjos Silvijos kamerą. Atrodo, tai pavyko padaryti. Jeigu nepavyko, tai labai prašyčiau pakelti ranką dar kartelį, kad mes galėtume tai padaryti. Ačiū mokytoja. Na ir skubu prie antrojo pranešimo, kurį, kaip minėjau, parengė ir šiandien į svečius pas mus mielai sutiko tokį gausų būrį ateiti daktarė Sigita Šilingaitė, kuri yra etikos mokytojų, turbūt galėtumėm pasakyti, guru ir turi tikrai labai daug įvairiausios patirties ir švietimo akademijoje tikrai puikūs darbai, tai yra daktarės. Ir kviečiam Sigitą bendrinti ekraną ir ką jūs mums papasakosit. Laikas vertybėms. Koksgi šiandienos tas etikos vaidmuo šiandieniniai mokykloje? Labai ačiū Rita už pristatymą. Labą dieną visiems. Be galo malonu dalyvauti tokiam gausiam renginy. Nežinau, ar kada esu kalbėjus nuotoliu tokiam skaičiui žmonių. Tikrai labai įspūdinga, kad jūsų renginiai pritraukia tiek mokytojų. Tai didelis džiaugsmas ir vertybė. Aš pasidalinsiu tada skaidrėmis ir pradėsiu kalbėti. Tuoj sekundėlę. Tuoj. Dar noriu patraukti truputį iš šoną, nes man kliudo matyti. Dabar nebematom, žinokite. Tuoj, sekundę. Va, dabar bus viskas gerai. Ir dar tik pasitikrinu, ar skaidrės matosi kitos? Matosi, viskas gerai, puiku. Tai va, kai kalbėjome su Rita, apie ką būtų galima kalbėti jums, kokią žinutę perduoti jums šitame renginyje, man kažkaip atėjo į galvą mintis, kad būtų galima kalbėti apie tai, kas man dabar rūpi labiausiai ir tikrai labai norisi nešti žinutę apskritai apie etikos svarbą ne tik mokykloje, apskritai žmogaus gyvenime, kodėl jinai yra tokia svarbi ir kodėl laikas stabtelėti ir kažkaip tai, man atrodo, mes matom dabar pavyzdžius ir politikoje, ir savo kasdienybėj, kad klausiam apie kažkokius tai fundamentus, apie vertybės, ar ne? Ir dar kitas klausimas, kuris atrodo toks vienas iš esminių klausimų, į kokią sritį be pasisuktumėm, kaip atskirti tikrą nuo netikrą. Tai visa tai yra etikos laukas, filosofijos laukas ir man labai gera matyti to tokį tarpdiscipliniškumą. Ir va, ką kalbėjo prieš tai, kalbėjusi mokytoja Rūta, apie tai, kaip galima apjungti tos dalykus, ar ne, ir per lietuvių kalbos pamokas, ir per kitas pamokas kalbėti apie, na, tokius esminius, kartais truputį, kartais labai filosofinius dalykus, kaip būti sąžiningu, kaip būti tikru ir panašiai, kaip pasirinkti, tai tų klausimų yra tikrai labai daug. Aš pati šiuo metu, šiais metais nedirbu mokykloje, bet prieš tai 11 metų dirbau keliose mokyklose Kaune ir tikrai puikiai suprantu tą mokyklinę realybę, kai norisi daug visko padaryti, norisi kalbėti apie tą esmių esmę, galbūt ne tik tai apie įvairius dalykus, kurie yra užfiksuoti programoje, tačiau visą laiką trūksta laiko, visą laiką trūksta tam ir jėgų kartais, ar ne, ir panašiai. Tai tikrai puikiai suprantu įvairias aplinkybės, kurios tikrai nėra lengvas, kuriuose mes švietimo lauke veikiame, bet norisi galbūt jums duoti inspiracijos tokiai truputį sustojimui ir galbūt jūs išsinešite kažką savo pamokoms, savo gal tiesiog reflektavimui. Ir taip pat
Taip pat atstovauju ir etikos mokytojų asociaciją. Tai jeigu kažkas domėsit, galėsite taip pat drąsiai su manim kontaktuokite dėl asociacijos dalykų ir dėstau studentam VDU švietimo akademijoje. Ir dabar noriu pradėti nuo tokios skaidrės, kuri pasakoja mums apie tai, kad jeigu anksčiau mokiniai, aš pati prieš 11 metų atėjau dirbti į mokyklą, tai tas klausimas labai dažnai skambėdavo, kam apskritai ta etika reikalinga. Na ir aš pati, kai mokiausi mokykloje, tikrai labai ryškiai buvo ta tokia skirtis, kad yra labai svarbus dalykai, kuriems, susikaupiam, kuriems skiriam labai daug laiko, kuriems ten ruošiamės ir namuose, ir atliekam namų darbus, ir studijuojam, ir yra kiti dalykai, tokie antraeiliai dalykai, ar ne? Tai aš pati taip tikrai negalvoju, tik tai deklaruoju, kokia ta situacija buvo, ir man atrodo, kad dar vis truputėlį ir yra. Tai anksčiau labai dažnai tikrai kildavo tie klausimai, kam man čia iš viso reikia eiti, nežinau, į menų pamokas, į tikybos ar etikos pamokas, į ten kokį nors kūno kultūros pamokas ar į klasės valandėles. Tai dabar bendraudama su kolegomis, taip pat su studentais, kurie dėstų įvairių dalykų studentam, tai mes diskutuojam labai tokioj tarpdiscipliniškoje aplinkoje visą laiką. Ir kai aš pasakoju, kad anksčiau kildavo tokie klausimai, kam apskritai reikalingas vienas ar kitas dalykas, tai man dabar kolegos sako tai, kad ir matematiko to paties klausia, ir per chemijos pamoką iškilo tokie patys klausimai. Kam reikalinga matematika, kai pašoniai turiu visą laiką telefoną, kuris geba atlikti įvairiausius čia ir dabar būtinus veiksmus skaičiavimo, ir man to atrodo, kad pilnai pakanka čia ir dabar, ar ne? Lietuvių kalbos mokytojai dažnai klausia, kam apskritai man čia mokytis, tą tokią mūsų labai tikrai nelengvą kalbą. Nes aš kalbėsiu angliškai, tai turbūt irgi tenka tokių klausimų sulaukti ir mums visiems, kurie čia yra prisijungę prie šios konferencijos. Tai šiandien, man atrodo, kad šią akimirką mes apskritai sulaukiam klausimo tokio, jeigu apibendrinti, kam apskritai eiti į mokyklą. Ir kai mes mokytojai sulaukiam tokio klausimo, tai man atrodo, kad ir mums tai labai stipriai išmuša tą prasmės pamatą po kojomis, ar ne? Jeigu vaikai kvestionuoja apskritai tada tą visą mokymosi procesą, nes dirbtinis intelektas pilna koja yra įžengęs į areną ir tik tai stiprės visą tą įtaką, ar ne, jo, tai kam čia tada mes mokomės mąstyti, mokomės atsirinkti, mokomės įvairių dalykų, ar ne? Tai technologijos, viena vertus, jos mus atitolino nuo to ryšio, nuo santykio, nuo vertybių klausimo, apie kurį čia ir suksis šiandien kalba. Ir kita vertus, kaip lazda turi du galus, kita vertus, visas tas technologijų bumas turbūt ir mus ir vėl atgrėžė į klausimą, kokia prasmė, į prasmės klausimą, kuris yra be galo filosofinis ir tikrai etikos laukui irgi puikiai tinkantis. Tai kokia prasmė apskritai kažką daryti. Ir man atrodo, kad tai yra vieta ir laikas apmąstyti, kokia apskritai yra etikos vieta visoj toj mūsų švietimo sistemai. Aš dar kartais naudoju tokį pasakymą, nežinau, gal šiek tiek per stiprus, bet toks hiperbolizuotas, bet man atrodo, kad ateina toks etikos renesanso laikas, nes mes tikrai matom, kad jeigu mes veikiam, tarsi nustumdami į šoną mąstymą apie mąstymą, mąstymą apie prasmę, mąstymą apie vertybės, mąstymą apie tai, kas apskritai mes esam, tai šitame didžiuliame tempe gyvendami tiek mes suaugę, tiek
mums suaugusiems yra sunku, tai ką kalbėti apie jaunus žmonės, kurie dar tik tai auga, keičiasi, vystosi, tai jiems taip pat yra labai sudėtinga atsirinkti ir nepamesti savęs, nepamesti tų kažkokių fundamentų iš po kojų, ar ne? Ir bendraudama su daugybė etikos mokytojų iš visos Lietuvos, tikrai, man atrodo, kad labai svarbu kažkaip savo įsivardinti, kaip mes turim labai būti tvirti už šį dalyką ir kažkaip labai tvirtai tą dalyko vėliavą nešti. Ir man atrodo, kad jeigu aš apskritai galvoju, kad nėra svarbių ir nesvarbių dalykų, visi dalykai moko pažinti pasaulį iš įvairių perspektyvų, bet man atrodo, kad atėjom prie tokio laiko, kai etika turi žengti koja kojon kartu su visais kitais dalykais, būti tokia dalykas porininkas matematikai, lietuvių kalbai, bet kuriam kitam dalykui. Tai žinau, kad čia yra ne tik etikos mokytojai susirinkę, bet ir įvairių kitų disciplinų mokytojai. Tai labai norisi, kad jūs savo bendruomenėse, savo aplinkose pasikalbėtumėt apie tai, kuo galite vieni kitiems būti naudingi ir padėti, kaip atvesti tuos etikos kontekstus į visus dalykus, nepaisant to, kad mus spaudžia ir laiko stoka ir visi kiti dalykai, bet galbūt mes galim vis tiek kažkaip tai integruoti, tai apie tai keletą pavyzdžių šiandien jums parodysiu. Taigi, tas toks sudėtingas laikas, kuris sudėtingas ir kartu labai įdomus laikas, kuriame mes gyvenam. Ir atrodo, kad tikrai jaučiam tokį, dažnai jaučiam perteklių ir žinių ir kažkokio tai, nežinau, domėjimosi kažkuo, ar ne? Matom, kad ir mokiniai neretai tampa jau abejingi viskuom, nes yra daugybė konkursų, daugybė visokių reikalų, daugybė kelių ir pasirinkimų, kur eiti. Tai man kažkaip labai norisi kviesti jūs pagalvoti, susimastyti apie tai, kad yra kažkoks laikas sugrįžti. Man atrodo, kad labai geras laikas, tiesiog čia ir dabar bandyti reflektuoti, kiek kiekvienas iš mūsų savo pamokose skiriam apskritai laiko kalbėti apie kažkokius dalyko pamatus. Ar ne? Ar tai būtų tikslieji mokslai, ar gamtos mokslai, ar socialiniai mokslai, nes mokiniai, kadangi jau intensyviai labai naudoja technologijas, dirbtinį intelektą, tiesiog jie nuolatos bando ar ne mus išmušti iš vėžių tam tikrais klausimais, apeliuodami į tai, kad ką man čia viso to reikia. Ir tada, kuo mes galim sudominti mokinius, galbūt vėl grįždami prie kažkokių fundamentų, truputį leisdamiesi į tą filosofinį lauką, nes filosofija jinai vis tiek apibrėžia kiekvieno iš dalykų, šiek tiek tas veiklos sritis ir panašiai. Ir klausia, jeigu nežinau, apskritai, kas yra kalba, arba apskritai, kas yra skaičiai, arba apskritai, kas yra žmogus, kas yra laikas, ar ne, kas yra įvairūs kiti tokie fundamentalūs mūsų supantis dalykai. Tai aš stebiu, kad mokiniams visai yra įdomi šita tokia filosofinė perspektyva, vėliau leidžianti prieiti prie kažkokių faktinių dalykų, prie sprendimų, prie uždavinių ir tada būtų, man atrodo, toks tobuliausias dalykas, jeigu mes galėtumėm vaikščioti taip iš tokių abstraktaus lauko į konkretų ir vėl į abstraktų, tada turbūt tas pažinimo procesas jisai būtų toks pats pilniausias. Dar kas man labai skamba bendraujant su mokytojais ir mokiniais, tai man atrodo, kad yra labai tinkamas laikas atsigręžti į autentiškumą, ieškoti autentiškų prieigų, autentiško kelio, autentiško pasakojimo būdo pamokoje, pasitelkti įvairius pavyzdžius, ar ne, kas mokiniam leidžia sutelkti dėmesį, susidomėti ir panašiai, kurti ryšį, kurti santykį. Kiek tai yra įmanoma? Žinau, kad tikrai laiko stoka visą laiką yra alsuojanti
pašonėje, bet vat, turiu kolegų mokytojų, kurie, pavyzdžiui, būdami auklėtojais, nežinau, kažkaip pasiskirsto laiką taip, kad skirtų individualaus laiko kiekvienam savo auklėtiniui pasikalbėti, tiesiog išgerti arbatos kartu ir pasikalbėti 20 minučių, apie ką jisai gyvena dabar šiuo metu, apie ką jisai svajoja, apie ką jisai svarsto. Ir tai, man atrodo, kad yra labai svarbu. Atrodytų, kas tos 20 minučių, ar ne, kalbant apie ilgesnę perspektyvą, tačiau jos gali būti tikrai aukso vertės ir tada vėl kažkaip tai paskatinti mokinį galbūt ir nerti į tą pažinimo procesą ir į savęs kažkokį gilesnį supratimą ir panašiai. Tai tikrai žinau, kad, tarkim, etikos pamokose mums tai yra dėkingas dalykas, mes galim tam skirti daugiau laiko, mes galim tam skirti visą laiką, tačiau labai kviesčiau paieškoti ir kur šitų dalykų galime įterpti, pabarstyti truputėlį ar ne ir kitose mokomosiuose dalykuose arba kitame laike, kurį jūs leidžiate kartu su mokiniais. Apskritai etika, ta etikos, kaip čia tas siūlas, jį galima verti per kiekvieną dalyką ir tai labai padeda, kalbant apie literatūrinius kontekstus, mokiniam padeda vėliau rašyti rašinius. Jau čia kalbu apie tokį praktišką lauką, tą pragmatinę tokią ar ne perspektyvą, nes tikrai ir taip literatūroje mes prieinam prie įvairių filosofinių klausimų, bet labai svarbu mokiniams ir tas praktiškumas, kuris irgi suteikia motyvacijos. Tai ne tik pažymiai, bet kad jie galės tai kažkur panaudoti, ar ne, ir kad, galų gale, jeigu ir ne literatūroje, ar kultūroje, ar dar kažkur, tai gal jie skirs daugiau tam laiko eidami namo iš mokyklos, ar važiuodami iš mokyklos į kažkokį būrelį, pagalvos, tai kas man vis tik tai, kokios tos mano yra vertybės, arba kas man yra laimė, arba kokie yra mano tikslai. Man tikrai labai, viena vertus ir keista, kita vertus ir suprantu dėl įvairių aplinkybių, kuriuose mes gyvenam, bet tikrai retas jaunas žmogus gali įsivardinti savo tikslus, pavyzdžiui, koks yra mano tikslas ir tada kaip aš galiu žingsnis po žingsnio jo pasiekti. Tai jeigu mes neskiriam laiko šitiem dalykam, tai man atrodo, kad mes tada atsitrenkiam į sieną ir kalbėdami apie skaičiavimus, kalbėdami apie rašinių rašymą, kalbėdami apie bet kokį kitą mokslo lauką, nes vėl aš nematau prasmės tada, ar ne, ir kaip tas dalykas susijęs su manimi pačiu. Tai jeigu mes norim kalbėti apie vertybės, apie skaidrumą, apie sąžiningumą, apie pasirinkimus, apie savo kažkokį vidinį pasaulį ir panašiai, tai mes būtinai turbūt kažkaip turim mokinius per refleksiją atvesti į tą tokį stabtelėjimą. Ir viena mano mokinė, 12-okė, kažkada yra pasakius, kas yra jai gera pamoka. Ir aš tą kažkaip vis nešiojuosi mintį ir karts nuo karto kažkur ištraukiu ir pasakau. Tai sako, gera pamoka yra tada, kai tu išeini iš pamokos ir jau norėtum nebemastyti, nes tau reikia, ta tema, kuria buvo mąstoma pamokoje, nes tau reikia ruoštis galbūt kitam atsiskaitimui ir dalykui ar kažkam, bet tu nebegali nemastyti. Tai tas etikos įvedimas labai dažnai pavedėja į tą tokį susimąstymo gal lauką, ar ne, ir bandymą ir atpažinti, kaip man dalykai reiškiasi, ne tik apskritai, kas tai yra vertybės, bet ir kokios yra mano vertybės, kas man brangu ir panašiai. Tai ką noriu pasakyti, kad sąsajos su etika yra visuose dalykuose. Tai labai linkiu kalbėtis. Man atrodo, yra truputėlį galbūt tokia apribojanti sistema, kai mokyklose mes mokytojai esam suskirstyti su savo dalykininkais tais pačiais, ar ne, to paties dalyko mokytojais į metodinės grupeles.
man atrodo, kad mes labai daug dalykų atrastumėm, jeigu būtų sumaišytos tos grupelės. Tai aišku, yra ir privalumų, dėl ko mums reikia būti su savo dalyko atstovais. Tai visiškai tą suprantu ir pateisinu, bet jeigu mes galėtumėm kalbėtis tarpdiscipliniškai, man atrodo, kad atrastumėm tą tokį vientisą kažkokią tai liniją, kuri apjungia mus visus. Ir man atrodo, kad tai ir yra tie prasmės klausimai, filosofiniai klausimai, etikos klausimai. Neparuošiau skaidrės apie filosofinius klausimus, bet čia pat irgi užsiminsiu, kad nepabėgtų paskui mintis. Tai pabandykit duoti treniruotę vaikams, sugalvoti kuo daugiau filosofinių klausimų, kurie yra, abstraktus, ar ne? Tai galima pastelgti kažkokį paveikslėlį, parodyti ekrane, kuris inspiruotų ir apie tą paveikslėlį sugalvoti daugiau tų klausimų. Galima žvelgti pro langą ir sugalvoti kuo daugiau klausimų, kuriuos būtų įdomu atsakyti, kurie stebintų ir kurie vestų į tokį abstraktesnį truputėlį pamąstymą. Dabar kitas pratimas, kurį noriu pasiūlyti, išbandyti su mokiniais, yra pasvarstymas apie pažinimo namą. Ir tada galbūt pavyktų, galbūt ir nepavyktų. Būna visaip pamokose, puikiai tą žinau. Ir kartais pamoka visiškai nepavyksta ir sugriūna. Bet tikiu, kad daugeliui pavyks prakalbinti mokinius su šituo pratimu. Tai yra pasvarstyti, jeigu mes statytumėm namą, tiesiog namą, nuo pamatų iki stogo, ar ne? Ir mums reikėtų kiekvieną iš namo dalių, tai yra pamatai, tai yra sienos, tai yra stogas, tai yra gal langai, kaminas, nežinau, bet kas sudaro namą, sutapatinti su tam tikru dalyku. Ar ne? Ir čia galima piešti, galima dėlioti, aš iš karto dar galėsiu grįžti prie tos skaidrės, bet iš karto parodau pavyzdį, mes buvom susikarpę tokių daug įvairių spalvotų kortelių ir ant tų kortelių buvau surašiusi dalykų pavadinimus ir paprašiau jų sudėlioti tokius namus iš tokių mozaikos gabalėlių, bet galima ir piešti, galima ir pasakoti, galima aprašyti ir panašiai. Čia jau pati ta forma priklauso visiškai nuo jūsų, nes jūs geriausiai žinote savo kontekstą, kaip mokiniai atsiskleis geriausiai. Tai ir čia paprašiau, tarkime, kairėje pusėje tas toks namelis turi tokią šaknį smailėjančią, ir iš pradžių sakau, o tai kaip tas namas stovės ant tokio trikampėlio, ne? Tai sakė, mokytojai, jūs šiandien nesupranta, čia yra šaknis, ar ne? Ir į šaknį įdėjo lietuvių kalbą ir matematiką, ar ne? Ten jie dirbo grupėse. Taip pat už namo plaukia upė matematikos. Tai visaip sugalvoja ir kas bus namo langai, kas bus namo stogas. Čia netgi, matau, dailė yra perkelta į sodą, ar ne, kad tai atstoja medžius, gamtą, dorinis ugdymas įdėtas kaip saulė. Žodžiu, mokiniai tikrai labai kūrybiškai sugalvoja ir tada galima trumpam susimastyti apie tai, kad, dabar jeigu nebūtų kažko tai, ar ne, nebūtų namo sienų, arba nebūtų namo stogo, būtų nekas, ar ne, arba mums eitų šaltis kiaurai namą, arba lietus pliauptų, arba, nežinau, jeigu nebūtų durų, būtų nesaugu gyventi, jeigu nebūtų sodo, vėl turbūt būtų stoka, ar ne, gamtos šalia. Tai viskas yra reikalinga. Viskas yra reikalinga. Tai man atrodo, kad šitas pratimas atveria visai nemažai tokių pasvarstymų, galima padaryti jį per klasės valandėlę ir nerti į tą truputėlį tokį filosofinį lauką. Aš apie šitą pratimą esu parašiusi straipsnį, tai kam įdomu pasiskaityti daugiau arba tiesiog ramiai visą tą eigą persiskaityti, tai galite pasiguglinti, jis vadinasi Statome pažinimo namą arba Kokia prasmė eiti į mokyklą. Tai galėsite dar patyrinėti. Ir apskritai,
man atrodo, kad šitas laikas, visko kupinas laikas, mus vėl gražina prie tokių esminių mokymosi kaip čia komponentų, ar kaip juos įvardinti, tai yra, vat, ką aš matau, ką aš girdžiu, kaip aš sutelkiu tą dėmesį ar ne, kaip, kokius aš klausimus keliu, dėl to vat sakau, kad labai svarbu mokyti vaikus klausinėti, nes mes bijom klausinėti. Ir taip pat spręsti problemą. Ir kai mes kalbam, čia ypač tinka vat, ir literatūros pamokom, ir ne tik socialiniam įvairiems mokslams, jeigu mes norim apžiūrėti reiškinį iš įvairių perspektyvų. Tam labai svarbu skirti laiko. Nes mes labai dažnai vėliau matom įvairias diskusijas arba, nežinau, socialiniuose tinkluose įvairius komentarus žmonės rašo. Ir matom, kad labai yra sudėtinga žmonėm išgirsti kitą, nesusitapatinti su savo perspektyva, kad yra tik tai taip ir ne kitaip. Ir kad taip, kaip aš matau, yra teisinga, bet kitas žmogus irgi mato iš kitos perspektyvos ir jam irgi tai greičiausiai atrodo teisinga. Tai ir jeigu mes kalbam apie skaidrumą, apie sąžiningumą, apie kažkokį aiškumą dalykų, tai man atrodo, kad mes ir turim pradėti nuo šitokio dalyko. Pavyzdžiui, pasistatyti kėdę vidury kambario, vidury klasės, arba kokį stalą, arba kokį kitą objektą. Ir apeiti, tiesiog net fiziškai sustoti aplink jį ir vis apeiti iš kitų perspektyvų, ar ne? Nes mes iš kiekvienos perspektyvos tą dalyką matytumėm kitaip. Tai jeigu mes daiktą matome kitaip, tai ką kalbėti, pavyzdžiui, apie bet kokią temą. Pavyzdžiui, ką mes galvom apie mokyklą, ar ne? Tai olele, kiek būtų visokiausių nuomonių ir pasvarstymų, arba ką mes galvom apie sąžiningumą. Tai irgi, ko gero, kad būtų tikrai labai skirtingos tos perspektyvos. Tai ir leistis kiek įmanoma su vaikais į tą diskutavimo procesą. Man atrodo, kad tikrai dauguma žino, bet dėl viso ko primenu ir įdedu į skaidres, beje, skaidrėmis galėsiu pasidalinti, tai tikrai galėsime persiųsti. Dabar 6 kepurių metodas, ar ne, turbūt daugam žinomas ir naudojamas, jis yra fantastiškai veikianti priemonė ir tikrai leisti mokiniams išsitraukti kepures, nepasirinkti, nes pasirinksiu dažniausiai tą, kuri yra man patogesnė. Nes, pavyzdžiui, žalia kepurė yra kūrybiškumo kepurė, aš turiu pažvelgti į problemą kažkaip kitų kampų. Geltona kepurė yra pozityvi, turi sakyti tik teigiamus dalykus, ar ne, juoda negatyvi, raudona yra tokios emocijos, ar ne, balta yra faktai įvairūs, statistika apie tą problemą, dar kažkas. Tai leisti išsitraukti mokiniams ir mokyti, net jeigu tai nesutampa su mano nuomonė, aš galiu atsitraukti ir diskusijai galbūt atstovauti ir kitą nuomonę. Tai suteikia labai daug tokios laisvės, gebėjimo suprasti kitą ir panašiai. Diskusija pasibaigs, aš galėsiu grįžti prie savo nuomonės, bet turiu kartais pabūti ir kito kailyje, kito batuose pasivaikščioti ir pajausti, kaip kiti galbūt žmonės galėtų matyti ar kažkokią tai problemą. Tai tikrai labai rekomenduoju. Taip pat man atrodo, kad vaikams yra labai svarbu apskritai plėsti akiratį ir mes kartais tose mąstymo dėžutėse visi esam linkę tarsi užsidaryti, kad čia yra ta mano saugi teritorija, kur aš pažįstu dalykus, kurie man yra aiškus, bet kas yra kitur, ar ne? Tai kuo mažiau tų tokių stalčiukų, dėžučių ir kuo daugiau jungčių tarp jų, labai reikėtų apie tai su mokiniais kalbėtis. Ir tam puikiai padedanti priemonė yra mąstymo žemėlapiai arba sąvokų žemėlapiai. Čia yra ir panašu, bet ir truputį skirtingi dalykai. Tai galima apie juos daugiau pasistudijuoti, pasižiūrėti. Aš dabar tik tai parodau kaip idėją, bet plėsti tą pažinimo lauką
būtent per žemėlapį. Ir jeigu tą pamoką atrodo, kad jau viskas, aš daugiau nieko sugalvoti negaliu, tai galbūt kitą pamoką aš pridėsiu dar ką nors. Jeigu ne kitą pamoką, gal aš po pusės metų galiu grįžti prie to žemėlapio. Tai dėl to yra labai svarbu tie kažkokie užrašai, aplankai, kur mes visą tai kaupiam, kad būtų galima sugrįžti ir dar vis papildyti, ar ne? Nežinau, gal galima mokykloje klasėje ant sienos pasikabinti savo tuos žemėlapius ir vis kas kartą atėjus pasipildyti kažkokia tema, o gal apie savęs pažinimą, o gal apie vertybės, o gal apie bet kurią kitą temą, kurią mokykloje analizuojam ir svarstome. Taip pat jau paminėjau žodį refleksija, man atėjus dirbti į mokyklą, tikrai reflektavimas skambėjo, toks truputį abrakadabra, aš galvoju, kodėl jūs čia taip, nes aš atėjau dirbti į mokyklą, kur tai buvo labai svarbu, tai buvo katalikiška gimnazija ir ten jau buvo stipri tradicija, ilgametė tradicija mokyti mokinius reflektuoti ir mokytojus taip pat. Ir aš tik tai po kurio laiko supratau, kaip yra stipru, kai mes tas žinias savo kažkaip permastom, pasitikrinam, tai kas čia buvo, tai kas man yra svarbiausia. Aš vesdama etikos pamokas mokiniams neužduodu namų darbų, bet sakau, namų darbas yra kaip reflektavimas, ar ne? Aš išleidžiu iš pamokos su refleksiniu klausimu. Ir kitos pamokos pradžioj aš visą laiką nepamirštu, pasistengiu paklausti, tai kaip sekėsi, gal kas nors gali pasidalinti kažkokiu pavyzdžiu. Ir jeigu mes kalbėjom apie laimę, tai gal aš visą savaitę vis karts nuo karto galėjau prisiminti apie tą laimę ir pagalvoti, ir gal aš galiu pasakyti kažkokį pavyzdį, kas mano praeitoj savaitėj man teikia laimės. Ir panašiai. Ir tam reikia laiko. Man atrodo, kad tokiems dalykams, apie ką mes šiandien kalbam, reikia laiko. Nenorėkim visko iš karto. Tikrai gal mokiniai sakys, pamiršau aš tą jūsų refleksiją ir nesukit man galvos. Ar ne? Tai aš tikrai realistė, žinau, kaip būna. Tai tikrai pasitaiko tokių dalykų labai dažnai. Bet jeigu mes nuolatos kalbėsim, jeigu mes tvirtai laikysime savo, tai man atrodo, kad ilgainiui kažkas nusės ir ilgainiui kažkas pradės veikti, kažkas taps veiksmu, kad aš rasiu tą minutę susimastymui, rasiu minutę pagalvojimui, tai ką šiandien išmokau, ar aš susimašiau apie kažkokius svarbius dalykus ir matau, kad jau mano laikas visiškai ištirpo, tai tiesiog linkiu tada kelti tuos refleksinius klausimus ir klausti ne kas patiko ar nepatiko, bet klausti galbūt kas nustebino, ką jūs atradot, kas jūs pradžiugino, kas nuliūdino, ką supratot, ko nesupratot. Nes mokiniai dažnai sako, aš nieko nesupratau. Ko nesupratai? Įvardink konkrečiai, ar ne? Tai refleksinis klausimas, jisai moko ir konkretinti dalykus. Jeigu mes klausiam, ar jums tai patiko, ką šiaip labai dažnai klausia mokytojai ir tas yra natūralu, nes mes norim, kad mūsų pamoka patiktų, mes norim, kad jiem būtų įdomu, mes dėl to stengiamės, tai yra žmogiška labai, bet kažkaip neužsifiksuokim ties tuo patiko, nepatiko, nes mes labai galim tokį, vartotojiškumą paskatinti. Man patiko, man nepatiko, žinai, ir kartais yra dalykų, kurie gali nepatikti, bet juos reikia išmokti, arba juos reikia pažinti, arba su jais reikia susidurti, net jeigu tai ir nepatinka. Ir pabaigai tada linkiu kažkokią kūrybiškumo treniruotę pasidaryti su mokiniais ir susikurti savo vidinį kompasą ir klausti, bet kokia forma, vėl kaip čia ir su tuo namu, ar ne, bet kokia forma, gal jūs rašysit, gal jūs paišysit, gal kursit, gal per technologijas kažkaip dar kitaip galima sugalvoti, kaip jį daryti, bet tai būtų kažkokia simbolika, kad mokiniai patys įsivardintų, tai kas jam padeda girdėti savo sąžinę, kas jam padeda atpažinti tikrą nuo netikrą. Man atrodo, kad toks leitmotyvas dabar tas tikra, netikra eina per visas temas. Kas yra tie dalykai, tie tokie fundamentai, į ką galima tvirtai atsiremti.
Ir tada, kaip sakė Rita, klausimai turbūt bus paskui, bet jeigu turėsit, tai būsiu labai laiminga galėdama į juos atsakyti. Ačiū tikrai, Sigita, tikrai puiku. Iš tų širdučių, kurios keliauja į pokalbį skiltį, matau, kad mokytojams patiko. Nes ir klausimų yra, ar pasidalinsit skaidrėmis, tai kadangi Sigita jau pažadėjo, tai mes tikrai pasidalinsim Skaidrumo akademijos mokytojams puslapį ir siųsdami. Tai tikrai mes esame išbandę netgi ir gyvai antikorupcinio tokį tinkamą tikrai metodą, tą 6 skrybelių ar kepurių, kaip sakoma, metodą. Tikrai ačiū Jums, kad užsiminėte ir kad klausinėti, tyrinėti moksleiviams tikrai yra labai labai svarbu. Tai iš tiesų, kaip matome, ta etikos visa mūsų linija tikrai labai labai svarbi ir ugdo ir sąžiningumą, ir tą skaidrumą tokį, kuris tikrai šiandien labai reikalingas ir reikia apie tai matyti, reflektuoti, kalbėti, diskutuoti, kad mes galėtumėm pasiekti tam tikrų pokyčių šioje srityje. Tai manau, kad puikiai čia mums pristatėt, išvardinot, pastumėjot, nukreipėt įvairiausius metodus, kuriuos galime puikiai pritaikyti ne tik etikos pamokose, bet ir kitose, kaip matematikos upė, ir įvairios šaknis, ir įvairūs patys įvairiausi dalykai, apie kuriuos mes šiandien girdėjome. Tai galbūt dar kažkas į pokalbį skiltį norėtų užduoti kažkokį klausimą, bet aš matau kol kas tik tai vienus komplimentus, informatyvus ir naudingas pranešimas. Ačiū Jums labai, Sigita, labai patiko, ačiū, labai įdomu, dėkui, geras pranešimas, įdomi paskaita apie etiką. Tai vien tik tai skrieja į Jūsų pusę komplimentai, bet gal mes dar renginio pabaigoje turėsim ir kažkokį tai probleminį klausimą, būtinai jo paklausim. Dar turėčiau pasakyti, kad po praeito pranešimo gavom iš gerbiamo Dariaus tokią žinutę, kad Gargždų minijos progimnazijos mokytoja gerbiama Rūta, kuri kalbėjo, truputėlį pasikuklino ir nepaminėjo, jog už šią iniciatyvą buvo įvertinta ir apdovanota Klaipėdos rajono mero padėkos raštu. Tai iš tiesų smagu, kad mes galime savo tuos rezultatus tikrai parodyti ir kitiems kolegoms. Tai iš tiesų labai labai dėkojam Sigitai už tokį įdomų pranešimą, kas turit kažkokių klausimų specialių, tikrai rašykite į pokalbį skiltį. Va, dar noriu pasidalinti vieną frazę, kad vaikams pasisekė turėti tokią etikos mokytoją ir ačiū už praktinius patarimus. Na ir mūsų susitikimas jau įpusėjo, liko 2 pranešimai, dabar jau mes užimsim eterį specialiųjų tyrimų tarnybos atstovės ir Skaidrumo akademijoje dalyvaujančios. Tai mano pranešimas bus apie elgesio spąstus ir paskutinis apie skaidrumą kuriame kartu, kurį pristatys mano kolegė Daina Paštolienė. O aš dabar skubu bendrinti skaidres, su jumis pasidalinti jomis ir aptarti, kokiegi būna čia mūsų tie elgesio spąstai, kągi mes galime padaryti. Ir dabar norėčiau šiek tiek ekraną. Prašau labai už trukdžius, bet dar kartelį pabandau bendrinti, kad matytųsi ir kad galėčiau jums paleisti pilnu režimu. Atrodo jau gerai. Taigi, mūsų elgesio spąstai ir kas lemia mūsų sprendimus. Sigita kalbėjo iš tiesų daugiau apie tokią etinę pusę. Aš norėčiau truputėlį paliesti ir tokią jau sunkesnę, tikrą antikorupcinio, gal negalima sakyti tikrą, bet antikorupcinio elgesio irgi dalį ir panagrinėti keletą situacijų, kurios tikrai mokytojams galėtų praversti vykdant antikorupcinį ugdymą.
Beje, mes turime ir išleidę specialų tokį žaidimą antikoruptiką, kur moksleiviai gali žaisti stalo žaidimą kartu su mokytojais, tik labai gaila, kad neturime jo prekyboje, tačiau tie mokytojai, kurie dalyvauja Skaidrumo akademijos renginiuose, ypač gyvai, ar dalyvaus konkurse Skaidrumą kuriame kartu, tikrai turės progą dovanų gauti žaidimą mūsų antikoruptiko. O dabar keletą tokių dilemų, kaip jau mano pranešimas matyt bus tęsinys Sigitos, kad mums reikia būtinai reflektuoti, ar ne, klausinėti, tyrinėti. Tai tikrai galime spręsti gyvenimiškas tokias dilemas ir viena iš jų, va, matote, pavaizduota, parašyta ekrane. O gali taip atsitikti, kad eidamas mokinys ar suaugęs žmogus randa išmanų telefoną ir ekrane matosi pranešimai, kad kažkas bando susisiekti, o tam pavyksta telefoną lengvai atrakinti. Tad gali jo pasinaudoti. Ir kaip elgtis? Tai iš tiesų tos dilemos priveda prie įvairiausių mūsų scenarijų. Galbūt pasilaikysi telefoną savo, nes radinys yra radinys. Parduosi, o pinigus išleisi reikmėm. Atsiliepsi į skambutį ir paprašysi galbūt atlyginimo, o galbūt paliksi ten, kur radai ir tapsi abejingu. Pabandysi greičiau susisiekti savininku, o gal perduosi radinį policijai, o gal dar kažkokių minčių kilus. Tai iš tiesų ir paprasta situacija, kuri šiais laikais yra ganėtinai aktuali, mes galime panaudoti pamokose ir kalbėti apie skaidrumą, apie sąžiningumą. Na, o šitose visose situacijose turbūt suprantat, kad teisingiausias veiksmas ir mokiniams paaiškinti, padiskutuoti, prieiti išvadą, jog reikia pranešti savininkui arba perduoti radinį policijai. Taip užtikrinant mūsų teisėtą, galėtumėm sakyti, ir sąžiningą elgesį. Nes antraip gali būti ir kitos skaudžios pamokos, ar ne? Kad gali žmogus būti patrauktas ir baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Taigi šita iš pirmo žvilgsnio paprasta situacija gali tikrai leisti mums panarplioti, išnagrinėti pačias įvairiausias dilemas. Dar viena, kaip sprendžiame kitas dilemas, sakykime, susijusias su mokykla ir mokiniais. Na ir galim tas situacijas pateikti šmaikščiai. Štai viena iš jų. Prastai besimokantis ir nuolat išsisukta ieškantis Artūras Nepieščias negalėjo patikėti, kai sužinojo, kad keliems jo draugeliams pasisekė labiau nei jam. Jie sugebėjo nulaužti elektroninį dienyną ir dar pakeitė pažymus. Aišku, Artūras jaučia neteisybę, bet su draugais susipykti irgi nenori. Tai kaip jam elgtis? Kokius mes pasirinkimus galim padaryti ir kaipgi įtakoja šitą elgesį? Šita situacija yra žaidime antikoruptika ir kiek teko kartai žaisti su įvairiomis klasėmis, mokiniai perskaitę atsakymus labai dažnai sako, o reikia atsakyti taip, kaip reikia, ar kaip aš daryčiau. Palikti klasės auklėtojų anoniminį raštelį apie šį įvykį, gal pasakyti tiems draugams, kad jie pakeistų pažymus, ar pasakyti, kad jie skolingi ir žino jų paslaptį, ar dar kažkokių variantų gali atsirasti. Tai iš tiesų kartais mokiniai žino, ir mūsų vaikai, ar ne, ir suaugę, kaip atsakyti teisingai. Bet ar elgtųsi jie, tai dar čia matyt mums tuo klausimu reikėtų padirbėti. Taigi, kaip matot, įvairios pačios įvairiausios situacijos, kurios pasufleruoja mums įvairiausias refleksijas, įvairiausius pokalbius. Na ir paskutinė situacija, kuri galbūt irgi įdomi bus. Novodiškių bibliotekoje nuspręsta pradėti remonto darbus. Na ir bibliotekos direktorius iš anksto sugalvoja, kad konkursą būtinai turi laimėti jo draugo įmonė. Ir dirba neblogai, direktoriaus elgesys yra teisingas. Na ir vėlgi galim pateikti atsakymų ir pareflektuoti, pakalbėti su mokiniais, padiskutuoti. Ar čia teisinga bus? Taip, savi visada padaro geriau. Ne, konkurso tikslas išrinkti geriausią, todėl draugystė čia neturėtų daryti jokios įtakos. Ir taip direktorius yra direktorius, jis sprendžia tokius klausimus. Paliekam teisingą atsakymą jums, ar ne, nuspręsti kartu su mokiniais. Taigi, mūsų pasiteisinimai, kalbant apie antikorupcinį ugdymą ir apie sąžiningumą, ir apie teisingumą, ir apie skaidrumą, kartais būna tokie. Normalizavimas. Visi taip daro.
Visi taip daro, tokias tradicijos, tas paprotys nuo senų laikų. Būtinybės jausmas. Galbūt čia kitaip neįmanoma, galbūt be kyšio, galbūt nedavęs nieko nelaimėsim. Kartais mes kai kuriuos dalykus sumenkinam arba pervadinam. Tai tik dovana. Na, jeigu jau čia aš daviau prieš veiksmų kažkokį atlikimą, tai bus kyšis, o jeigu kartais klaidingai manoma, kad jeigu po to tai bus dovana, kas jokių būdų nėra taip. Maža paslauga už didelę problemą. O kartais perkeliam sistemai visas bėdas, ar ne? Tikrai prisimenam tokių įsireiškimų, kartais ir patys galbūt, ar ne, pagalvojam, valstybė pati spaudžia, todėl reikia sukti, sistema tokia, o čia mes nekalti. Na ir galų gale ir baimė, ir spaudimas iš mūsų aplinkos irgi neduosi, liksi kvailys, taip reikia, kitaip gali nukentėti. Štai tai matote įvairiausi pateisinimai. Tai vis dėlto dar šiandien noris priminti ir pakalbėti apie tai kasgi lemia mūsų sprendimus. Na ir teko truputėlį padirbėti šį kartą su psichologinė literatūra ir galėčiau trumpai pasakyti, kad psichologas ir Nobelio premijos laureatas Danielis Kahnemanas aprašė 2 tokias mąstymo sistemas, kurios ir paaiškina, kaip mes priimame sprendimus. Viena sistema automatinė, kuri paremta mūsų emocijomis ir įpročiais. Tai čia labai iš tikrųjų svarbus tampa mūsų elgesys, mūsų moraliniai dalykai, kaip mes automatiškai priimsim kai kuriuos dalykus. O kita sistema – lėta, logiška, apgalvota, racionali ir čia jau mes vertiname tiek teisinės, tiek moralinės rizikas. Ir aišku, kad šita sistema, kai jau stabteli apgalvoji, gali mus ir sustabdyti nuo nesąžiningų sprendimų, bet gali ir skatinti gerai juos paslėpti. Tai štai, kaip matote, tikrai yra visokiausių veiksnių, kurie lemia žmogaus sąžiningumą arba nesąžiningumą, galų gale įsitraukimą į korupciją. Ir, mokslininkai teigia, jog dažniausiai susitinkam su 4 pagrindiniais veiksniais. Tai yra psichologiniai, socialiniai, aplinkos, ekonominiai veiksniai. Na ir žinoma, psichologiniai tai asmens vidiniai bruožai, moralinių vertybių toks dominavimas, ar mes turim daug savanaudiškumo, ar polinkis toks į godumą ir labai tai įtakoja, žinoma, vidiniai žmogaus bruožai. Socialiniai veiksniai, tai aplinkinių nuostatos, socialinės normos, grupės spaudimas kartais. Taip ar ne, mes matom, kad būtina pasielgti taip kaip visi, nes kitaip liksi atrodo kvailio vietoj, bet ar tikrai tai su mokiniais iš tiesų galima diskutuoti. Aplinkos veiksniai, kurie jau įsijungia irgi ganėtinai svarbiai, nes mes turime įvairiausius teisės aktus, galų gale, kalbant apie etiką, turim ir įvairiausias etikos dalykus. Taip ar ne, teisės aktus, įvairiausius etikos kodeksus. Na ir suaugusiam žmonėm, gal vaikams, aišku, čia ne tiek aktualu, bet suaugę žmonės irgi norint mokytojų žinoti tas korupcijos ar nesąžiningo elgesio ištakas, turbūt irgi svarbu žinoti, kad tai lemia ir ekonominiai veiksniai, kurie sukuria tokį, finansinę tokią gerovę. Bet į ką labiausiai atkreipiant dėmesį ugdant jaunąją kartą, tai žinoma tie mūsų įpročiai, žmogaus emocijos, šališkumas, kurie labai labai svarbus. Ugdyti tas vertybės, kur nebūtų vietos iš tiesų godumui, savanaudiškumui, o jie kaip tik ir trukdo ir kartais nustelbia tą racionalų mąstymą. Taigi, tikrai ir individualios asmenybės savybės, ir tie mechanizmai, kaip greit mes išmokstame priimti sprendimus arba kaip greit juos priimam. Ir mąstymo klaidos, apie kuriuos pradžioje kalbėjau, kad mes kartais ar normalizuojam, ar sumenkinam, arba kaltę kitiems perkeliam. Ir emocijos, ir galų gale polinkis į riziką nusako, kiek žmogaus asmenybė yra linkusi tą daryti.
Na, o kaipgi, kokios tos priemonės, kad mes galėtumėm jaunų žmonių atsparumą didinti? Aišku, kad moralinių vertybių stiprinimas. Ir čia ir aš tą patį galėčiau paantrinti Sigitai, kuri net ir kompasą mums parodė, bet irgi sakau, kad labai labai svarbu formuoti tą vidinį kompasą ir jau nuo mokyklos suolo skatinti tą skaidrų elgesį, kritinį mąstymą. Kad galbūt mes atsikratytumėm tų stereotipų ir mąstymo klaidų, visi taip daro. Bet iš tiesų stabteltume ir ramiai pagalvotume. Emocinio valdymo įgūdžiai, kad mes ten baimės vedini ar pykčio nepriimtumėm kažkokių negerų sprendimų. Na ir savarankiškumo ugdymas, kaip pats žmogus atsakingas už savo veiksmus, irgi labai svarbus. Na, socialiniai veiksniai, čia įsijungia mokykla ir dėl to irgi mokyklos vaidmuo, grupės, klasės vaidmuo, galų gale ir šeimos vaidmuo čia irgi yra tikrai labai svarbus. Turbūt ne kartą mūsų renginiuose mes kalbėjome ir apie socialinę mokymosi teoriją. Ir čia dar galėčiau turbūt pasakyti, kad elgesio paprastai mes išmokstame ir vaikus išmokome, ar ne? Matydami elgesį suaugusių vaikai kopijuoja, o antikorupcinis elgesys tikrai nėra įgimtas. Jis formuojasi per socializaciją, per ugdymą, per tą lyderių pavyzdį, per aplinkos signalus. Tai čia, jeigu šeimoje matoma viena, tai galbūt mokykla gali būti atsvara kitam elgesiui. Tai čia va tiesiog Sigita kalbėjo apie namą, aš galvoju irgi čia ta asociacija tokia apie medį, kad jeigu dar geriau mes galėtumėm suprasti to skaidraus, sąžiningo elgesio veiksmus, tai va čia tarsi šaknis, lyg ir ta mūsų ekonominiai veiksniai, ar ne? Jeigu nepatenkinti mes lyg tai pradeda kažkur čia vystytis. Aplinkos veiksniai, kokiasgi mes turime normas, ar ne, kokius įstatymus. Toliau socialiniai veiksniai, vėlgi mūsų ta artimoji tokia aplinka ir galų gale žmogaus asmeninės savybės, jau tie lapai, kurie jau išreiškia visą elgesį. Tai čia, kaip matote, irgi viskas labai susiję. Žinoma, kad dėl laiko stokos aš jau skubu, nesinori jūsų užlaikyti, bet turime ir vairiausių kitų veiksnių, kurie skatina žmonių nesąžiningą elgesį. Tai ir kultūriniai veiksniai, papročiai įvairūs, ir politiniai veiksniai, ar ne, kurie šiandien tikrai tapo labai aktualūs, bent jau Lietuvoje, ar ne, ir technologiniai veiksniai. Taip, naujos įvairios technologijos vėlgi sukuria įvairiausių dalykų ir galų gale istorinė patirtis tų šalių vėlgi daro vienokią ar kitokią įtaką. Ir kasgi labiausiai veikia žmogų, moksliniai tyrimai rodo, kad nei vienas veiksnys nėra izoliuotas ir mes turime kalbėti, matyti apie pačius įvairiausius veiksnius ir tyrinėti juos, bandyti diskutuoti, kalbėti. Taigi, kurkime skaidrę ir etišką aplinką kartu, tyrinėkime, naudokime pačius įvairiausius metodus, apie kokius kalbėjo ir Sigita, kokius pavyzdžius vienokius ar kitokius pristačiau ir aš. Ir manau, iš tiesų pasieksime puikių rezultatų, kuriais galėsime džiaugtis, didžiuotis, lygiai taip pat kaip ir filmuką pristačiusi mokytoja sako, iš tiesų, kad sulaukė ir įvertinimo ir turbūt jums taip pat buvo tie pristatymai įdomus, vertingi ar galbūt kažkokią tai patirtį perimsite ir jūs. Tai iš tiesų toks mano pranešimas. Jeigu kas turėsit kažkokių klausimų, tai dar šiek tiek dar išklausom vieną pranešimą ir jau galėsime pasikalbėti ir gyvai. Tad klausimų skiltyje aš tikrai nematau, atrodo kažkokių klausimų specifinių, kai kas rašo truputėlį techninius dalykus, tai tikrai rekomenduojam perkrauti kompiuterį. Tikiuosi, kad anketą irgi
pavyksta visiems kuo puikiausiai užpildyti. Kaip ir dar kartą pasikartoju, kad su prezentacijomis tikrai jūs galėsite susipažinti. Po renginio mes Skaidrumo akademijos puslapį medžiagą tikrai patalpinsime. Nu, o dabar nieko nelaukdama, aš kviečiu savo kolegę Dainą kitam pranešimui, o kol jį ruošiasi, matau, Inga dar kelia ranką, galbūt jūs norėtumėt kažką pasakyti. Tai šiuo metu negaliu įjungti mikrofoną, bet galbūt parašykite. Ar čia netyčia ta ranka atsirado? Taip, ir jau mes matome Dainą pasiruošusią pakalbėti apie konkursą Skaidrumą kūrėme kartu. Kol kas dar nepavyko bendrinti skaidrių. Dar kartelį pabandome. Taip, atrodo kraunasi kompiuteris, dar vaizdo nematom, bet minutėlę luktelkim. Kažkodėl nerodo. Kažkodėl nerodo. Taip, matau, kad... Va, jau matom. Matyt, tiesiog reikėjo ilgiau pagalvoti, tik tiek piltuvėlis per visą ekraną ir viskas turėtų būti sklandu. Taip, dar vienas spustelėjimas ir viskas puiku. Daina, žodis jums. Dėkui. Taigi sveikinuosi su visais ir šiandien noriu dar kartą trumpai pristatyti konkursą Skaidrumą kūrėme kartu. Šį konkursą kiekvienais metais inicijuoja specialiųjų tyrimų tarnyba. Konkursą rengiame kartu su partneriais iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Vilniaus universiteto, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, Valstybės pažinimo centro, taip pat nevyriausybinės organizacijos Baltoji banga. Kaip matote ekrane, puikiai konkursas jau yra prasidėjęs, jisai startavo spalio 8 dieną. Turime jau daugiau negu 100 užsiregistravusių klasių norinčių dalyvauti konkurse. Taigi konkursas vyks iki lapkričio 12 dienos, laiko dar yra, taigi tikrai kviečiu registruotis ir dalyvauti. Na, o dabar trumpai apie patį konkursą. Koksgi konkurso tikslas? Vienas iš tikslų yra ugdyti mokinių antikorupcinį sąmoningumą ir sąžiningumą, skatinant gebėjimą atpažinti nesąžiningus veiksmus bei ugdyti kritinį mąstymą. Na, kitaip tariant, vertybinių nuostatų ugdymas. Antrasis iš tikslų – formuoti aktyvią pilietinę poziciją. Ugdant antikorupcinį ugdymą, labai yra svarbu tą poziciją turėti tinkamą ir nepaslysti. Tarkim, kaip mes sakome, konkursas yra apie sąžiningumą, tai sąžiningumas, kai yra matomas arba nematomas, yra iš tikrųjų didelis dalykas ir didelis skirtumas. Čia siesis mūsų ir konkurso tema. Trečiasis tikslas – skleisti teigiamus etiško elgesio pavyzdžius. Na, tai irgi yra labai svarbu, nes pavyzdžio rodymas visuomeniai, kolegoms, draugams, pažįstamiems atveda mus į teisingą kelią. Šiais metais konkurso tema – renkuosi sąžiningumą net tada, kai niekas nemato. Ši tema skatina mokinius suprasti, kad sąžiningumas nėra tik išorinis elgesio kodeksas, bet ir vidinė vertybė, kurią reikia ugdyti kasdienybėje, nepriklausomai nuo to, ar kas nors stebi mus ar nestebi. Iš tikrųjų, mokytojai diskutuodami su mokiniais gali aptarti įvairiausias sąžiningo ir nesąžiningo elgesio situacijas. Na, kaip ir Rita pristatė savo pranešime, labai puikius pavyzdžiai. Na, ir diskutuodami apie tokias situacijas, ieškome to teisingo sprendimo. Na, matyt, šios temos tikslas toks ir yra. Na, ir visą tai ugdo iš tikro antikorupcinį ir sąmoningumą, nes korupcija visuomenėje prasideda būtent nuo mažų kompromisų sąžiningumui. Ugdant antikorupcinį sąmoningumą yra svarbu stiprinti asmeninį nusiteikimą, neignoruoti kitų neetiško, neteisingo elgesio. Taip pat stiprinti nuostatą, elgiuosi sąžiningai ir atsakingai, nes tai mano asmeninis įsitikinimas. Elgiuosi taip netgi, kai niekas nemato.
Na ir požiūrį, aš ir mano aplinka esame atsakingi už skaidrumo stiprinimą mokykloje ir už jos ribų. Kasgi gali dalyvauti konkurse? Konkurse gali dalyvauti 8-12 klasės iš bendrojo ugdymo bei profesinių mokyklų. Šiais metais mes turime vieną užduotį, tai yra kūrybinio darbo kūrimas. Kuriant kūrybinį darbą yra labai svarbu atsakyti į 3 klausimus, kuriuos mes šį kartą iškėlėme. Ar svarbu išlikti sąžiningam, net kai niekas tavęs nestebi? Nes iš tikrųjų tas tikrasis sąžiningumas turbūt ir slypi tada, kaip mes elgsimės tada, kai niekas nemato. Antrasis klausimas, kada būna sunkiausia elgtis teisingai? Vėlgi galima diskutuoti apie situacijas, kada iš tikrųjų sunku yra pasielgti teisingai, o dažniausiai teisingai sunku pasielgti yra tada, kai klausimas liečia mus pačius, kai klausimas liečia mūsų draugus, mūsų pažįstamus, artimus ir reikia priimti tam tikrą sprendimą. Na ir trečiasis klausimas, ar sąžiningumas reikalauja drąsos? Na žinoma, be abejo, drąsos reikalauja, nes turėdami teisingą nuomonę kartais mes turime atsistoti prieš visą armiją tą nuomonę neigiančių. Taip kad drąsos tikrai reikia turėti pasakyti visiems, kad taip yra neteisinga, o taip yra teisinga. Taigi diskutuoti tikrai yra apie ką ir tikrai kviečiu mokytojus su mokytojais diskutuoti šią temą ir ieškoti tam tikrų sprendimo būdų ir kūrybiniam darbui idėjų. Na, o kūrybinio darbo formą, techniką, priemonės konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai. Kaip ir paminėjau, išdiskutavę ir radę tam tikrą situaciją, kurią ir norėtumėt mums pademonstruoti, turite pasirinkti tam tikrą priemonę, per kokią formą galėtumėt tai labiausiai ir įdomiausiai mums pateikti. Tai gali būti ir piešinys, ir plakatas, ir vaizdo kūrinys, ir kompiuterinės grafikos kūrinys, gali būti reklama, lankstinukas, komiksas, mokslinis tyrimas, na tiesiog kaip jau jūs sugalvosite, taip jau ir bus. Na ir svarbu yra, kaip jūs pateiksite mums tą darbą. Paprastai tekstinius, pieštus ar kitaip sukurtus kūrinius rekomenduojame talpinti į Word, PDF formatu atsiųsti, taip pat PowerPoint'u, arba tiesiog galite tą savo kūrybinį darbą, jeigu nepavyksta kitaip, pademonstruoti jo idėjas, galite nufotografuoti ir atsiųsti keletą nuotraukų. Na, o garso ir vaizdo formato darbus rekomenduotume kelti į YouTube ir atsiųsti aktyvią nuorodą komisijos nariams, kad galėtų įvertinti. Na, akcentuoju, jog vaizdo ar garso kūrinys turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Kaip atsiųsti darbą? Darbą, kurį paruošė klasė su savo bendraklasiais, reikia atsiųsti elektroniniu paštu. Siunčia mokytojas, kuris ir užregistravo klasę į konkursą. Adresas, kuriuo reikia atsiųsti darbą, yra elektroninio pašto adresas moksleiviai@stt.lt. Kartu su kūrybiniu darbu reikia atsiųsti ir nuostatų pirmąjį priedą, tame priede esančią lentelę. Na, sekančioje skaidrėje dar parodysiu truputėlį apie tą lentelę. Taigi ir būtinai dar akcentuoju, kad visus darbus reikia siųsti elektroniniu būdu, nes gyvai priimti jūsų sukurtų darbų mes tikrai neturime tokios galimybės. Taigi pirmoji lentelė, kurią taip pat reikia atsiųsti kartu su kūrybiniu darbu. Aktualu ir labai svarbu, kad teisingai parašytumėte savo mokyklos pavadinimą bei klasės pavadinimą. Taip pat turėtų jūsų kūrybinis darbas vėlgi turėti kažkokį tai užvardinimą, na ir kokiagi to kūrybinio darbo buvo pagrindinė idėja bei mintis. 5 skiltyje reikėtų įrašyti bendrą klasės mokinių skaičių, na, o 6 skiltis turbūt viena svarbiausių. Tai yra, reikia išvardinti mokinius, tos klasės mokinius, kurie prisidėjo kuriant kūrybinį darbą. Tiesiog vardas ir pavardė. Na ir be abejo, mums reikalingas elektroninio pašto adresas mokytojo, kuriam ir atsiųsime informaciją susijusią su konkursu. Na, o jeigu prie kūrybinio darbo kūrimo idėjos prisidėjo daugiau mokytojų nei vienas, 8 skiltyje galite įtraukti ir kitą mokytoją.
Visus atsiųstus darbus vertins komisija, kurią sudaro specialiųjų tyrimų tarnybos ir mūsų partnerių atstovai. Umberto Masi, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, Ina Stončia, Valstybės pažinimo centro atstovė, Arvydas Vaitiekėnas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos vyriausiasis specialistas, Elena Masnevaitė, Vilniaus universiteto teisės fakulteto asistentė, advokatė, Ieva Lapeikienė, iniciatyvos Baltoji banga vadovė, bei Benas Aldakauskas, specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas. Komisija darbus vertins pagal numatytus kriterijus. Kriterijai yra 4. Temos atskleidimas, vartojamų faktų ir argumentų įtaigumas, pagristumas, idėjos originalumas, taip pat galimybė pakeisti situaciją, padidinti visuomenės skaidrumą. Pagal kiekvieną kriterijų bus vertinama nuo 0 iki 10 balų. Komisijos nariam pirmame etape bus atsitiktinė tvarka paskirstyti darbai ir pirmojo etapo metu atrinksime 30 geriausių darbų. Na, o antrame etape dar kartą tie 30 darbų bus vertinami. Kokiasgi nominacijas galima laimėti šį kartą konkurse? Nominacijos yra 3. Skaidrumo lyderė, tai klasė surinkusi didžiausią komisijos balų skaičių. Skaidrumo skleidėja, tai klasė sukūrusi įtaigiausią kūrybinį darbą. Na ir skaidrumo ambasadorė, tai klasė atskleidusi galimybės keisti situaciją. Prizai, kokiegi prizai? Be abejo, be prizų neapsieisime. Nominacijas laimėjusias klasėms bus įteikti diplomai bei statulėlės apdovanojimų. Taip pat atstovai šių klasių bus pakviesti dalyvauti skaidrumo šventėje, greičiausiai Tarptautinės antikorupcijos dienos proga organizuojamoje šventėje prezidentūroje. Na, tikrai labai didelė šventė, manau, bus tiems, kurie laimės šias nominacijas. Na, o kiti konkurso dalyviai, visi, kurie dalyvavo, taip pat gaus specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus padėkos raštus, bei kiekvienas dalyvis, tai yra kiekvienas mokinys, kuris prisidėjo kuriant kūrybinį darbą, gaus skaidrumo ženklelį. Na ir dar akcentuosiu pagrindinės datas, užtvirtinsiu. Konkursas startavo spalio 8 dieną. Konkursas baigėsi lapkričio 12 dieną. Visą šį laiką nuo spalio 8 iki 12 lapkričio galite registruotis ir siųsti kūrybinius darbus. Taigi, lapkričio 18-28 dieną mūsų komisija vertins jūsų pateiktus darbus. Na ir gruodžio pradžia, greičiausiai gruodžio 9, skaidrumo šventė. Na ir noriu pasidžiaugti ir prisiminti praėjusiųjų metų konkursą, kuris ypatingai buvo gausus, turbūt gausiausias per 5 metus. Iš viso praėjusiais metais konkurse dalyvavo net 305 klasės, 5708 mokiniai. Na ir kasgi nugalėjo? Nugalėjo nominacijas. Taigi skaidrumo lyderė tapo Kauno rajono Babtų gimnazijos 1A klasė, kuri atsiuntė video filmuką Baltaragio malūno motyvais. Skaidrumo skleidėja tapo Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8C klasė, kuri sukūrė stalo žaidimą. Na ir skaidrumo bendruomenės buvo net 2, tai yra mokyklos, kurios sudalyvavo gausiausiai. Tai bendruomenėmis tapo Kauno Maironio universitetinė gimnazija ir Klaipėdos technologijų mokymo centras. Na ir jau visai baigdama noriu iš tikrųjų dar akcentuoti, kad šio konkurso esmė yra ne tik varžytis dėl nominacijų, bet ir suprasti, kad pilietiškumas, sąžiningumas yra kiekvieno iš mūsų pasirinkimas. Pasirinkdami būti pilietiškais bei sąžiningais kuriame stiprią, pasitikėjimu grįstą visuomenę bei be abejo valstybę. Maži darbai tampa dideliais, kai juos darome kartu, todėl ir kviečiu skaidrumą kurti kartu. Ačiū Daina labai už tokią įkvepiančią pabaigą ir labai tikimės, kad mūsų pranešimai jūs įkvepia, kad pasisėmėte naujų idėjų, o aš jau
tikrai įjungiau visų mūsų mikrofonus ir kameras. Tai jeigu tik turite kažkokių klausimų, prašome juos užduoti.